Čia galima, aišku, tęsti ir dar norėjau klausti, ar reiškia, nesulaukėt priekaištų dėl tokios užimtos tokios diplomatiškos bandymo rasti susikalbėjimą pozicijos, bet ir girdim, kad ko gero iš to ir kyla dabar toj smėlio dėžiai priekaištai tiek jums, kad čia tarsi trūksta lyderystės, sakoma, drąsos, žodžiu, matom dramą. Aš dabar galvoju, aš žiūriu į save, savo gyvenimą ir kai man sako, kad kažkieno trūksta drąsos. Dabar aš galvoju, o kur drąsos? Gyvenimą kūriau visą laiką pats. Viską visą laiką kovojau, man nieks nepadovanojo. Aš nieko nepaveldėjau, ar ne, sakykime, taip, jokio politinės pozicijos jokios. Tai kitaip tariant, man reikėjo viską savo darbo. Aš tik sakau apie tai, kad yra skirtingų tipų politikų ir aš nenoriu nieko pasakyti, aš tik noriu pasakyti, aš viską savo darbo. Tam reikėjo ir drąsos. Akiplėšiškos. Gal ne akiplėšiškos, bet pamatuotos drąsos. Tai šitoj vietoje aš su ironija priimu tam tikrus epitetus šiandien man ir tiesą sakant, tas, kas ir aš priimu, kad toj smėlio dėžioj dabar partiniai, kurie tikrai dabar jau priima smėlio dėžiai visą šį pastarį mėnesį. Tas pilstymasis, jis prasidėjo visiškai iš niekur. Ir panašiai. Ir galbūt kažkam... Yra dešinė, yra radikali dešinė. Ir tie, kurie jūsų partijos bičiuliai, bendražygiai, sako, kad čia galbūt dalyjas įtarimais, kad galbūt pernelik partija eina to link radikalizmo, dėl šeimos sampratos, referendumo dėl šeimos sampratos, čia gal bandykim paliesti, ką jūs čia atitolot, tarsi pats nepasirašėt šitos iniciatyvos, bet partijoje kilo sumaištis, kokia yra pozicija dėl to? Tada grįžtam prie šito, bet aš dar truputėlį į tą, kur mes einam ir kur einam. Tai sukom į dešinę, į nuosaikę, konservatyvę dešinę, gerbiant ir liberalesnius požiūrius. Viskas. Vadovaujantis įsitikinimu ir sąžinės laisvė. Tas, kas kalbama, kartais girdžiu dabar iš kritikos, kad mes kažkur tai nutolom nuo europinės dešinės, aš pasakyčiau taip, mes nuo kairės tolstam. Kažkas įsivaizduoja, kad Tėvynės sąjunga turi būti kairės partija. Kažkas pabuvo socialdemokratų partijoje, atėjo į Tėvynės sąjungą ir bando pagal... Čia tiesiai taikyti Maldeikiui. Tiesiog, kaip, nežinau, jeigu jis ten buvo socdemos, aš nežinau, bet jeigu buvo, tai čia mano viena. Tai šitoj vietoj yra, aš neleisiu Tėvynės sąjungos. Jūs net nežinot. Net nežinau, įsivaizduojat. Kokiais keliais Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų neleisiu paversti kairės partiją. Dėl šeimos sampratos, kuris pagal iniciatorių siūlymą, o jam yra pritarta po pateikimo Seime ir jį pasirašė tą siūlymą 60 Seimo narių, tarp jų ir 5 jūsų partijos nariai. Kai kurie jų tikėjosi, kad ir partijos lyderio parašas atsiras prie šios iniciatyvos. Tai vėlgi, pirmiausia, ko gero apie rinkimus eina kalba, tarsi manoma, kad iniciatoriai siekia tokiu būdu daugiau, reiškia, prisivilioti prie rinkimus tų tokių konservatyviai nusiteikusių arba radikaliau nusiteikusių asmenų į rinkimus. Ir jūsų kai kurie partijos nariai, pavyzdžiui, europarlamentarė Rasa Juknevičienė, priminė, kad jūs, kai kandidatavote į partijos pirmininkus, žadėjot nekovoti kultūrinių karų ir jinai tarsi yra nusivylusi dėl to, kad tie 5 pasirašiusi yra tarsi tą referendumą yra jūsų artimos aplinkos žmonės. Tai čia tarsi sulaužėt pažadą. Kaip yra? Ir kokia jūsų pozicija dėl referendumo? Kaip tik laikausi žodžio, kadangi mano parašo nėra ir aš nebalsavau. Tai va čia yra tas atvejis, kai aš atsitraukiau nuo savo tam tikrų pozicijų per žingsnį, kad galėčiau moderuoti. Tai reiškia, tai kolegom, kurie taip sako, tada paimkim ir išsiaiškinkim, ką reiškia moderavimas, vienas dalykas, ir kas yra sąžinės laisvė. Politiko žmogaus sąžinės laisvė. Mano įsitikinimu, baisiausias dalykas, ką galima padaryti politikui, priversti jį balsuoti ne pagal savo įsitikinimus. Jeigu žmogus turi savo įsitikinimus, tai jau ir jis nori jos išreikšti balsavimu, poziciją, pareiškimu, tai privalo būti leista sudaryti. Tai dabar mūsų bendruomeniai yra bent kelios iniciatyvos per mano dabar pirmininkavimo laikotarpį. Keli Seimo nariai padėjo parašą ant partnerystės įstatymų, frakcijos nariai. Padėjo parašą. Tvarkoj, čia jų apsisprendimas. Kiti pradėjo galvoti, kaip galbūt liberalizuoti abortų klausimą. Irgi padėjo parašą. Tai šitoj vietoj
aš turiu savo nuomonę, bet jie pagal savo įsitikinimus tai daro, aš visą tai gerbiu, bet tai nėra bendra pozicija, tai yra jų pasirinkimas. O dabar, kai 5 frakcijos nariai pagal savo įsitikinimus, čia neskaičiuokim, čia dabar, jiems atrodo, kad tas referendumas yra svarbus, darykim tokią prielaidą, kad jiems tai yra svarbu. Ir aš žinau, kad jiems tai yra svarbu. Deda parašą, argumentuoja, kodėl. Ir tai jau dabar tai gaunasi, kad čia yra kažkoks tai balanso sulaužimas. Atleiskite. Ir galbūt įtariama, kad iš to stovi Kasčiūnas, jis nepasirašė to kaip... Aš stoviu už partijos integralumą. Bet jis yra įmanomas tik tada, kai tu suprasi kito žmogaus sąžinės laisvės vertę ir įsitikinimus. Kodėl nebuvo tų balsų kritikuojančių tuos, kurie dėjo parašus dėl partnerystės? Kodėl nebuvo? Aš atsakysiu, kodėl. Nes pas mus dažnai būna, čia kalbu ne apie partiją, bet Lietuvoje, kad jeigu jau toleruoti tai, kas man patinka. Tai čia jau galima, o va čia jau žmonės elgesi kažkaip ne taip. Tai atleiskit, tai jeigu jau mes sutarėm sutarti, dėl ko nesutarėm. O tai kaip yra sutarta partijoje, sutarta nesutarti ar sutarti dėl šito klausimo? Tai sutarta nesutarti, nes nėra bendros pozicijos. Tikrai. Tai kodėl čia kyla aistrus? Tai va jūs man ir pasakykit. Aišku, ar ten tų balsų bus. Matas Maldikis sako, jums už atlapų paėmė, sako, kad reikia aiškiai įsipareigoti, pasakyti, kad su kuo neįsite į koaliciją, konkrečiai siūlo nacionalinį susivienimą. Jūs sakot ne. Nenorit kartuoti tos ankstesnės laidos. Be abejo, tai čia yra ir vakarų Europoje rodytų, kad yra kvailystė toks pasiūlymas. Ir šitą taktiką, tai pirmiausia, nieks už atlapumą nes neėmė. Aš šaržuoju. Tik pabandau. Pasakysiu paprastai. Tokia taktika, tokių sanitarinių kordonų, ta vadinamų firewall, pirmiausia ateina iš politinės kairės. Pavyzdžiui, dabar bent kelios mums gerai žinomos IPP partijos, pradėkime. IPP tai Europos liaudės partija, nusaiki, kur yra vokiečių krikščionių demokratų, švedų moderatai, Suomijos centro dešinė. Kurie ir jūs priklauso. Ta tradicinė, ta europinė dešinė. Dabar pasižiūrim, su kuo dirba švedų moderatai Švedijai. Su švedų demokratais atėjusiais iš tolimos dešinės. Nėra formalios koalicijos, bet jie turi koaliciją parlamente. Iškės dirba. Su kuo dirba suomių konservatoriai? Su suomiais tikraisiais. Dabar jie pavadinimą pakeitė, bet irgi iš tolimosios antiimigracinės dešinės atėjusi politinė jėga. Nes jie supranta porą dalykų. Dėl to, kad trūksta balsų, čia vienas dalykas, kitas dalykas, kai tu įtrauki juos, arba įtrauki tos klausimus, kuriuos jie kelia, jų ir populiarumas mažėja. Kaip spręs kraštutinės dešinės problemą Europoje, tai pirmiausia, spręs problemas, apie kurias jūs kalbate. Ribot migraciją, atsisakyti kažkokių perteklinių ten žalio kurso reguliavimų, kurie žlugdo pramonę. Ir daug kitų dalykų, ant kurių užlipo kraštutinė dešinė. Mersas su tą idėją atėjo. Bet jam jau turbūt yra per daug sudėtinga ją įgyveninti, būdami koalicijoje su socialdemokratais. Tai ką aš noriu pasakyti? Kai mes einame į kraštutinę dešinę, bet dabar labai svarbu, jos irgi yra įvairios. Švedų demokratai yra už NATO, už Ukrainą, prieš Rusiją. Tikrieji suomiai yra už NATO, už Ukrainą, prieš Rusiją. Taip, AfD blogis. Už Rusiją, prieš NATO, prieš Ukrainą. Nacionalinis frontas, dabar kitaip vadinasi Prancūzijoje, irgi turbūt, sakykime taip, į tą jau blogesniųjų kategoriją, ar ne, gali ardyti Europos saugumą. Į Lietuvą. Nacionalinis susivienimas. Bet labai svarbu, Meloni. Kiek buvo epitetų Meloni, ar ne? Tai Meloni epitetų buvo tiek daug, kad jinai fašistė ten ir panašiai ir taip toliau. Prašau. Puikus lyderis, remiantis Ukrainą, laikantis transatlantinių santykių. Ar tą patį galėtume pasakyti ir apie Vytautą Sinicą? Ne, tikrai ne. Galiu pasakyti paprastai. Mes esam prisibraukę linijų per mūsų partijos raidą labai daug. Su to dirbsim, su to nedirbsim ir taip toliau ir panašiai. Mano požiūriu, esminis kriterijus, nuo kurio prasideda pokalbis su bet kokiu kitu žmogu, yra ar ta politinė jėga, ar politikas prorusiškas ar ne. Jisai ir Lietuvos interesų laukia veikia ar ne. Ar jisai tarnauja Kremliaus interesą. Ką galėtume apie tai pasakyti? Aišku, aš nematau Vytauto Sinicos Kremliaus interesų laukia. Matau žmonių tokių Valstiečių žaliųjų sąjungoje ne vieną, Nemuno aušroj ne vieną, bet atleiskit, bet būkim sąžiningi. Gali patikti, gali nepatikti, bet Vytautas jisai yra Lietuvos valstybės pusėje. Kaip ir neuždaro durų. Čia ne apie tai kalba, aš nemanau, kad bus kam atidarinėti. Jeigu jūs vieną kartą, aš viešoje erdvėje kažkur skaičiau, kad jūs sakot, jūs esat kaip garantas, kad tai nebus... Gal ne garantas, bet mano logika tokia ir taktika yra labai paprasta, nes jinai paremta... Jūs neįsivaizduojat, kad tos koalicijos su Nemuno aušra
Tai o kodėl negalima tada to ir fiksuoti būtų, kaip reikalauja, prašo, ar nori Matas Maldeikis? Aš tai siūlyčiau tiem, kurie kažką dabar reikalauja, prašo, tai pirmiausia, pavyzdžiui, paimti ir kažkokį įstatymo projektą parengti. O tai jau daugiau nei metai laiko, paklausit, ką ponas Maldeikis yra atnešęs į Seimą. Ką? Vat nieko. Praktikos žinau, kai yra didelė organizacija, visą laiką gali bandyti apie save priminti, kai užsipuolė pirmininką. Užsipuolė pirmininką, užsipuolė ten kažkas, apipinį burtažodžiais kažkokiais, stigmom kažkokiom primėtai, čia kažkur sakėt, siekia pigaus populiarumo? Dar tas atvejis? Taip, asmeninio pigaus populiarumo. Aš daugiau nieko nematau. Aš suprantu, žiūrėkit, jeigu tada jis ateitų pas mane per tos metus, jis sakytų, žiūrėk, va čia įstatymo projektas. Galim kaip frakcija pateikti. Ir aš būčiau pasakęs, ne, čia kažkaip netitinka mūsų pasaulyje žiūros. Nu, tada aš suprasčiau, kad yra pagrindo kalbėti, kad buvo bandymas, buvo kalbėtasi ir vat, Kasčiūnas blokavo ir aš dabar išeinu į kritiką. Tai jo keliami klausimai jūsų požiūrį yra nepagristi visiškai ir tas tapatybės tos paieškos čia... Aš manau, kad tai yra išminties imitacija. Išminties imitacija. Čia galit paaiškinti? Gogolis, karablė barazde. Vat ir tiek, maksimum, nes mes paprašym, parašyk popierių. Parašyk tapatybinį. Parašė. Ir skaitėt? Daugiau ar mažiau. Ir ką atsimenat? O ką jūs atsimenat? Uždraus Europos parlamentą. Ir? Čia jau far right. Čia jau kraštutiniai. Čia yra vienas iš... Tai ką atsimenat? Aš perskaitė tekstą, ką atsimenat? Čia aš klausykiu. Tai palaukit, tai aš iki nieko neatsimenu. Tai vat ir taip ir gyvenam. Atrodo, kad kažkas čia bus, kažkokia idėjų rinkinys, kad čia aš turiu ko pasakyti. Bum, perskaitai. Gerai, bet tik pusė čia IPP parašyta, ta prasme. Nežinau, bet labai, labai panašu. Ir sako, čia IPP programa, ne IPP, palygink su IPP programa. Ir čia GPT gali padėti, palyginti kai kurios nuostatas. Tai yra kairios politinės partijos programa parašyta. Bet kas į mane meta strėlę, jis atsidaro dėmesio centre. Tai yra labai paprasta komunikacijos strategija. Tu meti pirmininkų ir tu jau antraštėsi. Tada jau kažkas čia diskutuoja, kažkas nesitaria ir panašiai. Vietoj to, kad tas, kas meta strėlę ar kažkokį akmenį į mane padarytų kokią nors konceptualų pasiūlymą valstybei, iškeltų idėją, pasiūlytų įstatymo projektą, jisai pradeda mėtyti pirmininką. Pirmininkui daug sunkiau gintis, nes aš negaliu nusileisti jo lygį ir su juo, sakykime, bet iš jūsų yra partijos valdymo organai, kaip ir... Taip, bet aš demokratinis lyderis. Ja, tą minėjant. Ir aš nemesiu už kitą nuomonę žmogaus iš partijos. Štai ir viskas, bet būtent tuo dabar bandoma pasinaudoti. Jeigu tai bandoma, išgyvensim. Žiūrėkit, ne tik savo gyvenimą išgyvensim ir šitą, čia nėra problemų, čia detalė. Ir judėsim į priekį, turiu kryptį, judu į dešinę, judėsim į dešinę visi kartu. Mūsų pokalbis su partija, ta pati Rasa Juknevičienė priekaištavo, kad partija, kad vienodai turi būti vertinamas, pavyzdžiui, Starkevičius, Kazys Starkevičius ir Gintautas Paluckas. Ir kad per mažai kritikos iš partijos vadovybės Rasos Juknevičienės nuomonę sulaukė Kazys Starkevičius. Jūs sutiktumėt su tuo? Absoliučiai atmetu. Tai žmogus, kai tik įvyko krata, iškart sustabdė narystę. Iškart. Net nebuvo apklaustas dar specialiųjų liudytojų, jis pats sustabdė narystę. Gavo įtarimus, išėjo iš partijos ir išėjo iš Seimo. Aš suprantu, kad... Aš noriu pacituoti Rasą Juknevičienę, jo citata, nes kai girdžiu, nėra šventų, kiekvienas klaidų padarom, man baisoka. Bet, žiūrėkit, bet ir nėra šventų. Aš žinau, gal ponė Rasa, bet aš nėra šventų. Ir man, žinot, gerai, mano reakcija į Saulių Skvernelį. Ar ne? Tarkim. Tai... Kokie? Tai buvo, aš suprantu situaciją, kad aš turiu šokinėti dabar ant kaulo. Kodėl aš turiu dabar šokinėti? Čia užsiėmimas čia toks? Kam čia tai patinka? Pats Saulius Skvernelis yra netgi ir pajokavęs ir pasakęs, kad yra šokinėjęs ant ne vieno kaulo. Va būtent. Tas vat karmos ratas. Aš nemanau, kad tai, kas įvyko dėl Sauliaus Skvernelio ir kas vyksta ir galbūt ir įvyks, pažiūrėsim, tai nubraukė jo gyvenimo indėlį, kaip galbūt ir prisidėjusio prie valstybės reikalų. Ta prasme, apie ką mes kalbam? Tai Kazys Starkevičius yra ilgametis partijos narys, buvęs tikrai sėkmingas žemės ūkio ministras. Tai aš, ne šitoj kadencijai, tai prasme, ten prieš daugiau metų. Tai kodėl aš dabar turiu, kirst visą tai? Kas čia per požiūrį? Žmogus paėmė kyšį. Ne, tai tvarkoj, tai nukirtom. Tai, kad prisipažino, tai, kad jį gražino, tai nepanaikina. Ne, tai aišku, dėl to tada nesiginčiam, tai čia faktas, bet žiūrėkit, sustabdė narystę, išėjo iš Seimo, išėjo iš partijos.
Tai Gintautas Paluckas. Gal iki aiškesnės žinutės, kad ne to jūsų ir, pavyzdžiui, buvusios premjerės Ingridos Šimonytės, tokios aiškesnės žinutės, kad jūs toleruojate. Ir Ingrida viską paaiškino. Ir aš paaiškinau, ta prasme, ir žmogus išėjo, viskas, viso gero. Išėjo ir bėda išėjo kartu, ne? Taip. Gal reikėjo labiau kažkaip dar? Žiūrėkit, aš netokio stiliaus žmogus. Aš nemėgstu dabar, jeigu žmogus turi problemų, aš dabar turėčiau mėgautis tom problemom. Palaukit, tai yra principai, priimti sprendimai, viskas, viso gero. Ta prasme, ir aš noriu pasakyti, nereikia vaidinti visų šventiesius. Čia mūsų irgi buvo problema visada. Šventosius dažnai vaidindavau. Tai reikia ramiau.